Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Negalėdami problemų išspręsti patys, į pagalbą kviečiasi aukščiausią miesto valdžią. Socialinės paramos skyrius laukia išmokų gavėjų, kuriems pinigai buvo pervedami į Snoro sąskaitas. Minint pasaulinę AIDS dieną, galimybė nemokamai pasitikrinti. Vandalai siauti karių kapinėse. Po naktį siautusios vėtros, kuri džiaugiamasi miestui nuostolių nepridarė, savivaldybininkų delegacijos atsiliepusios į gyventojų rūpestį nupjauti grėsmę keliančius senus medžius, sulaukė vilties 20-ojo žmonės. Labai senai tą medį, jau jis vašakas nupjausi, nudžiūvęs ir ant trasos yra, davė leidimą mums, kadangi ant trasos jis auga. Ir nesulaukiam, tada ėjau prie vieno langelio pas poną vicemerą. Jis davė žodį, atvažiavo šiandien ir nurodė Kuruliui, kad nupjaus. Bet mes dar norim, prašom, vėl prašo leidimo, dvi eglutės yra. Jos, kaip užėję šiandien vakarėlį vėjas, tai žmonės padėjo bėgioti, į langus duoda, įsigandė ketvirtam, trečiam aukšte, visi, kad reikia nupjauti ir tuos. Tai nutariu, kad šiandien eisiu, prašysiu, kad duotų gal ir tom eglutėm leidimą. Seni medžiai ne vienintelė vilties 20-ajame gyvenančiųjų problema, todėl naudodamiesi progą jie ir skubėjo jas valdininkams išvardinti. Šio namo gyventojus, kaip bene daugumą panevėžiečių, jaudina ir automobilių statymo šalia savojo namo galimybės, tiksliau jų nebuvimas, nes aikštelę, skirtą gyventojų transportui, užvaldė bemaž kieme stovintis darželis. O pats kiemas tapo nebesaugiu. Tik tai dar klausimas yra, duobės išmuštos įvažiavime ir dėl vartų į darželį. Nes vartai buvo atsarginiai jie įvažiavimas, o dabar pasidarė čia, važiuoja, visi veža vaikus, čia pilna, o pro tuo gatvę važiuoja dar du namai. Ir Norotomskio vaikučiai pirmoką eina į mokyklėlę tą aušros. Tai čia kaip žiemą, tai vienas pypsi, vienas kitam slidinėja, labai sunku problema. Be reikalo, pastebi vicemeras Petras Narkevičius, panevėžiečiai nesiskundžia. Savivaldos pagalbos prireikia tuo met, kai problemą patiems išspręsti sudėtinga. Kai matau, kad tie skundai jau tęsiasi ne pirmus ir ne antrus metus, tai tokiu atveju aš tiesiog pasiimu žmonės, surenku komandą ir važiuojame į vietą, kaip ir šiuo atveju. Štai ten toliau nesimato, buvo didžiulė krūva šiukšlių, tiesiog buvo operatyviai spręsta, kas dėkui tikrai ūkio skyriui, spec tarnybom. Ir šituo atveju yra tiesiog medžiai. Stovi, kuriem yra nupjauti duotas leidimas, tačiau tiesiog jie nenupjaunami. Tai mes dabar sutarėm kartu su Panevėžio gatvėm, su ūkio skyrium kalbėjausi ir dar toliau kalbėsiuosi, kad reikia tą problemą išspręsti. Antra vertus, kodėl tik primiktinai reikalaujant savivaldybės vadovams tarnybos privalėjusios seną beržą nupjauti, juolab, kad leidimai tą padaryti gauti seniai, darbo imsis tik dabar. Pagrindinis atsakymas į tą klausimą yra trumpas, drūtas, nėra pinigų. Tai aš manau, kad ne viskas vien tik pinigais tvarkoma. Pinigų iš kur reikia, tačiau reikia daugiau iniciatyvos, susikalbėjimo. Turiu pasakyti, kad kaip ir vienam laikraštyje rašiau, kad žmonės savivaldybėje yra darbingi, tvarkingi. Truputį daugiau sistemos, truputį daugiau tvarkos ir visos problemos spręstųsi kitaip, geriau, tvarkingiau. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius kviečia išmokų gavėjus, kuriems pinigai buvo pervedami į banko Snora sąskaitas, atvykti į skyrių patikslinti banko sąskaitų. Jau nuo lapkričio 25 dienos mes nebeatliekame jokių pervedimų į Snoro banką, kadangi nebeliko galimybių. Ir aišku, tie išmokų gavėjai, kurie išmokas gaudavo per Snoro banką, jau pradėjo mums pateikinėti prašymus apie tai, kad prašo pervesti išmokas į bet kurį kitą banką. Mes esam sudarę sutartis praktiškai su visais bankais, tai dėl to pasirinkti galima. Ir už lapkričio mėnesį socialinės išmokas mes mokėsim per visą gruodžio mėnesį, todėl
naujus duomenis apie savo sąskaitą kitame banke galima ir pateikti per gruodžio mėnesį, jeigu aišku yra noras keisti. Ir mes laukiam tokių žmonių kabinetuose arba galima namuose pasirašyti prašymą, nes prašymas pakeisti banko sąskaitą yra laisvos formos, jame turi būtinai būti nurodytas į socialinės išmokos gavėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir būtinai naujojo banko pilnas sąskaitos aprašymas, reiškia banko pavadinimas ir mano asmeninė sąskaita su visais skaičiais, su visomis raidėmis. Tai tokį namuose pasirašytą prašymą galima atnešti į skyrių ir jį palikti 119 kabinete pas skyriaus sekretorę. Dar kartą noriu pabrėžti, kad sąskaitos gali būti keičiamos tik pagal rašytinius prašymus. Nei paskambinus telefonu, nei žodžiu pasakius, kad mano sąskaita dabar tokia, prašau į šitą pervesti, tikrai nebus prašymas pildomas. Tik rašytinis prašymas dėl sąskaitos pakeitimo yra pagrindas tai daryti. Socialinės išmokos, pasak socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojos, niekur nedings. Tiesiog nepranešę naujų sąskaitų numerių, jas gaus vėliau, kai tą padarys. Taip pat informuojama, kad žmonės šiuo klausimu bus priimami be eilės. Atėjus į skyrių visų pirma registracijoje ir paklauskite, į kurį kabinetą kreiptis tokiu tikslu, jums bus tikrai pasakyta ir galbūt minutę kitą palaukti, kol išeis interesantas teks, bet jokių išankstinių registracijų tam tikslui nereikia. Norintieji gauti socialinės išmokas greičiau, sąskaitų Snoro banke turėtojai turi naujosios sąskaitos duomenis socialinės paramos skyriaus darbuotojams pranešti iki gruodžio 2, nes gruodžio 8 ketinama pervesti daugiausia socialinių išmokų. Gruodžio 1 kartu su kitomis šalimis Lietuva minės pasaulinę AIDS dieną. Panevėžio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėjo Rimgaudo Markelio teigimu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į živ AIDS problemą. Mes šiek tiek turim žinot, kas tai yra živ, kas yra AIDS. Reikia skirti dvi savokas. Živ tai žmogaus imuno deficito virusas ir AIDS jau yra liga, pasireiškia liga. Tai jeigu tas virusas patenka į organizmą, jisai veikia imuninę sistemą silpnėja ir susilpnėjus imuninė sistemai žmogus gali susirgti įvairiausiamis ligomis. Specialistai primena, kad živ gali plisti per lytinius santykius, jei vienas iš partnerių yra užsikrėtęs. Taip pat per kraują, kai dalijamasi užkrėstais švirkštais, adatomis arba perpilant kraują. Šiais metais jau registruoti 2 atvejai, tai živ, tai viruso nešiotojų. Panašiai tiek pat buvo ir praeitais metais. Lietuvoje yra žymiai daugiau. Kadangi organizuojame tokią akciją, kad galima pasitikrinti savo sveikatą, ar nėra asmenys nešiotai, gali pasitikrinti visoje didžiosiuose Lietuvos miestuose. Tai jeigu konkrečiai man Panevėžio apskritį, tai galima pasitikrinti endemiko ligų diagnostikos laboratorijoje. Panevėžio filialės, Melinės gatvė, numeris 19, darbo laikas, tai yra nuo pirmadieniais 5 nuo 8 iki 18 ir šeštadieniais nuo 10 iki 14 valandos. Taip, kad kas jaučiasi, kad gali būti užsikrėtę to virusu, rekomenduoju kreiptis. Testai atliekami nemokamai ir anonimiškai. Gavus teigiamą rezultatą, kraujo mėginys siunčiamas atlikti patvirtinamąjį tyrimą. Nemokamai atlikti živ tyrimą galima iki gruodžio 31 dienos. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 312 straipsnio 1 dalį – kapo išniekinimas.
Pareigūnai prašo panevėžiečių, žinančių, kas galėjo išniekinti Krekenavos gatvėje 1941–1945 žuvusių tarybinių karių kapus, pranešti policijai telefonu 02 112 arba 503 201 visą parą. Kapinėse penktadienį buvo nuversta 18 paminklų, kurie dabar jau atstatyti.